Einam mes pietų valgyt. Jonosis nušalusios, bet einam. Kaip šalta dėl Dievo meilės. Kažkaip palikau kitoj striukiai pirštinės, pasiėmiau tas šiltas ausinės, palikau mašinoj. Ir kažkaip labai puikiai čia mes. Bet einam pavalgyt, labai noriu valgyti. Pasiėmėm sumuštinukus ir čai latė. Ir valgysim dabar. Pavalgėm, užkandom, sumuštiniai labai skanus, tai viskas labai liuks. Ir dabar jau važiuojam namo. Turiu keletą projektų, kuriuos reikia šiandien pasibaigti. Tai reikia važiuoti, grįžti. Bet labai fainai pasibuvo, mane. Nu, mama pagaliau nusipirko paltą ir dabar bandom važiuoti. Oi, palauk, man reikia navigaciją pažiūrėti, palaukit sekundėlę. Ir aš sakau, važiuojam per aplinkui, kad į kamštį nepakliūtų. Tai neaišku, kur mes čia dabar važiuojam iš tikrųjų. Pro aplinkui, nežinau, kažką nuvedžiau kažkur, nežinau kur. Kiemais važiuojam, nes čia neaišku kur. Oi, jo. Bet išvažiuojam. Ir pasirodo visai teisingai čia viskas gavosi, visai gerai išvedžiau, ne? Labai gerai, ne vieno žiedo nekliudėm tobulą. Nu, va, per aplinkui. Ir važiuoju namo. Greitai išbėgome čia per pusvalandį viską čiuk. Užtat rado mamą. Tai tas labai faina, nes ir ten važiavom, ir ten. O va čia, op. Ir iškart. Patiko ir paėmėm. Taip, tai labai fainai. Šiandien nutarėm pasidarysim išeiginę ir išeisim kažkur pasivaikščioti ar į parką kokį nors. Ir ką aš apsirengus su džemperiu, kur rodžiau praeitam video. Labai man patinka, fainai. Labai šilta ir jauku. Čia šitas džemperis yra iš pačio pirmo leidimo. Tai dabar biškelį bučinukas skiriasi, bet viskas šiaip labai panašiai. Ir mano nagučiai, kaip žiūrėkit, daro prie kolekcijos širktutės. Labai gražu, labai fainai. Važiuojam, išsiruošėm pagaliau. Jei! Apsiniaukiu biškį oras, bet nieko svarbiausia. Gera nuotaika. Bandom išlaužti. Ir atvažiavom, ir išėjom, ir snigt pradėjo, ir šalta belekai. Į saulės nėra. Šiaip fainai. Šiaip labai fainai, žiūrėk, kaip gražu. Labai fainai. O kavytės nueisim, paskui nusipirkim, sušilsim, jį bus gerai. Bet kaip sninga, bet kaip gražu šiaip. Nu, kaip sekas ieškoti? Šiaip gerai, kaip ir jau sutarėm, nusprendėm su Antaniuku, kad imsim vieną tokią žalę striukę. Jam labai patiko. Ir padarysim miksą. Tai bus kaklaraištis, bus marškiniai, bus striukė, juodos kelnės ir žiūrėsim, kaip atrodys. Kartais aš prisigalvoju, neatrodo taip, kaip galvoju. Atrodo, bet tam ir yra bandymai, kol surandi tą aukso viduriuką. Tai jau viskas baigėmės čia? Jo, nes jau nebežinau. Aišku, žiūrėsim kaip Antanui, ar jam patiks pirmas klausimas. Šitas nerealiai gražus, numanis gražus. Labai gražus. Tai man ir šitą kaklaraištį? Sako, kas čia tiek man liek matuotis, persirengti 100 kartų per Šiandien dieną. jau tiek kartų persirenginių. O kam? Jam reikia. A tai gerai čia pasidariau, ar ne? Aš nematau. Kaip keista matyti jį su ryškiais rūbais. Mane matai, ar mane girdėjai? Piznant, jeigu jums atrodo juokingai, tai čia pamatysi, čia viskas, čia toks planas yra. Kas juokingai? Kus juokingai? Nu, kad gal kai klounas atrodo. Tu kaip čia? Kodėl tu taip sakai? Nu, niukas. Man reikia ir vieną račių tada. Kameros nebūtų, nes tai prieš kameras jau tai... Aš net nematau, kur čia filmuoja. O kur čia filmuoja? Ne, viskas gerai. Pasakyk, kad patinka. Sakyk prieš kamerą. Pasakyk, kad nors patinka. Labai man patinka. Nu. Tu meluoji. Nu, nemeliuoju. Nemeliuoji? Holy shit. Šiaip labai gerai Nu, atrodo. gerai. Very Galiu nice. eiti į premjerą filmą. Tik kaklaraištį reikia Jo, pasitaisyti. kažkoks išsižiūrės, reikia perrišti. Tu nesąmonė klausi. Įsivaizduokim. Ne, rytoj perrišim, nes dažai perrišim. Man reikia pažiūrėti iš tolo. Iš kiek?
Jau gerai, kadrai, tilpai, visas. Palauk, gal vis dar toliau paik. Dabar matai? Jo, liuks. Ja. Ja. Gerai, pareik. Wow. Žinai, chrizantelimą bereikia. Ir galiu eiti pirmą klasę. Labas mokytoja, aš mokysiuos pas jūs. O tu išsidirbinėjai čia. Dirbinėjau, labai gražu iš tikrųjų. Kiek ieškota, Nu, kiek pravargta valandų. O jam, aš tik į mokyklą eičiau. Pažiūrėk, tu. ką tik buvo. Nesupratau, what the fuck. Agnė nekriminė. What the fuck. Tave nuotrauką šitą vos neišsiunčiau, nesiunčiau. Kam? Nusižiūrėk, kaip brolis gerai atrodo. Jeigu bairius ir juokelius į šoną, tai iš tikrųjų Agnė, kaip visada, atrado to, ko ir norėjau, ko ir prašiau, nes kaip tik prieš važiuojant jom į parduotuvę, aš ir sakiau, norėčiau to, iš Pinteresto ir atrado visiškai šiandien visus outfitus tokius, kokius norėjau. Tai rytoj fotosesijai vien tik Agnės dėka esu aprengtas, pasiruošęs fotosesijai. Thank you. Namaste. 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 Tik mėlyną megztinį Meida rado. Meida. Namaste. 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 Kiek daiktų Agnė vežasi namo dabar, ruošias fotosesijai. Taip, reikia dabar viską išlyginti, susižiūrėti, ar viskas čiki. Ir dar va šitai mezgimo, aišku, mašina yra, nes reikia dar kepurę numegzti. Zara, tai norėčiau gauti kepurę. Čia prieš porą metų, tai man buvo užėjus manija nert su tuo aparatu. Tai aš buvau pridnėrus labai daug kepurių. Ir sako, balta kepurė labai fainai būtų. Ir aš sakau, jo, fainai, prie baltų marškinių atspalvį reikia surasti. Ir žiūriu parduotuvėse, nu nėra to atspalvio, kurio man reikia. Viskas eina į kreminį, o čia reikia šaltumą. Sakau, aš numegsiu su tuo aparatu jam to kepurę. Jeigu aš pasiėmiau savo kepurę, tai tada viskas ok, nereiks megzti. Bet jeigu nepasiėmiau, tai aš jam numegsiu šiandien. Nu, žinokit, radau kepurę. Nereiks, man atrodo, kad dydis tiks. Labai tikiuosi. Tokias kepurės buvau užsivedus daryti prieš porą metų. Pridariau visų spalvų visiems, kas norėjo. Tai buvo manija užėjus man. Šalikų ir kepurių. O kitam video parodysiu, kaip Antanas atrodo fotosesijoje. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito video. Iki.